2023 neabejotinai yra vieni sėkmingiausių metų gubernijos istorijoje. Pasauliniuose konkursuose įmonė pelnė net 8 tarptautinius apdovanojimus, o net 4 iš jų atitenka nealkoholiniam alaus daryklos kūriniui Tamsiajam Eliui. Šie metai gubernijai yra sėkmės metai. Gegužės mėnesį gubernijos produkcija dalyvavo alaus konkurse European Beer Challenge Londone, iš kurio parsivežėm 4 apdovanojimus, iš jų 3 aukso nominacijas ir 1 sidabro. Tarp tų auksinių apdovanojimų buvo mūsų tamsusis nealkoholinis Elis bei kvietinis alus, taip pat ir gubernijos ekstra lageris. Tai tik buvo kelio pradžia, nes rugpjūčio mėnesį turėjome dar vieną konkursą, taip pat Anglijoje, tai buvo World Beer Awards, iš kur mūsų nealkoholinis tamsusis Elis prasivežė 4 nominacijas. Iš jų visos yra auksinės, iš jų 2 yra pasaulinės, tai geriausias tarp tamsių nealkoholinių alų ir geriausias tarp nealkoholinių alų pasaulyje buvo pripažintas šiame konkurse. Aukščiausios kategorijos įvertinimus gavęs nealkoholinis alus gaminamas išskirtinai su tam tikrais gamybiniais niuansais. Šiam alui naudojamos yra mielės, kurios išskiria minimalius kiekius alkoholio. Taip pat žaliavos šitai rūšiai yra tai 3 salyklų kompozicija, kuri suteikia alui labai gražią, natūralią kaštoninę spalvą, kurio aromate galima atrasti tiek aviečių, tiek juodojo serbento tonų. Lėta fermentacija, kuri taip pat mums pagelbėja nesukaupti alkoholio šitame aluje. Praeitais metais Tamsiojo Elio buvo pagaminta 131 000 litrų. Dar reiktų pažymėti turbūt, kad kiekvienais metais turim tendenciją augimo šio produkto, tai 21 augom 37%, pernai 46% šis produktas augam. Gubernijos produkcija mėgiama ir ragaujama ne tik Lietuvoje, įmonė turi ir išvystytas eksporto kryptis. Mūsų produkcija turi labai platų turbūt tą žemėlapį. Keliaujam ne tik tai į Baltijos šalis, kaimyninės šalis Lenkiją, bet daugelį Europos šalių ir už Europos ribų eksportuojame tiek į Šiaurės Ameriką, tiek į Azijos šalis, tai Vietnamą, Japoniją. Už kiekvieno įmonės laimėjimo stovi stipri gubernijos komanda, kuri savo darbu ir keliamais tikslais siekia geriausių rezultatų. Mūsų tikrai labai džiugina, mes didžiuojamės tuo, už tų apdovanojimų slypi kolektyvo darbas, visos komandos rūpestis, kas įdėta, stengiantis palaikyti tiek kokybę, tiek atrasti skonius, kurie tenkintų mūsų vartotojus. Ir kaip matom, ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. Darbuotojus įkvepia, motyvuoja, jie didžiuojasi mūsų produkcijos pasiekimais, kiekvienas supranta, kad prisidėjo maža dalelytė prie šitų pergalių. Gubernijos darykla yra labai svarbi istorinė vieta ne tik Šiauliams, bet ir visai Lietuvai ir jos istorijai. Gubernija yra seniausia alaus darykla Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Tai ne vienintelis jos įnašas į Lietuvos istoriją. Galime atrasti istorinių faktų, kaip gubernija buvo prisidėjusi prie draudžiamos lietuvių spaudos platinimo, tai 20 amžiaus pirmoje pusėje mūsų rūsiuose buvo slepiama lietuviška spauda, kuri tuo metu buvo draudžiama. Tai tas įnašas į istoriją ne tik tai kaip seniausios alaus daryklos, kaip seniausios įmonės Lietuvoje užfiksuotos rašytiniuose šaltiniuose, bet ir prie tautiškumo, prie lietuviškumo išlikimo gubernija yra prisidėjusi savo veiklą, savo buvimu.